Sveiki, šiandieną nutariau nufilmuoti filmuką apie žaislus jūrų kiaulytėms. Pirmiausiai parodysiu žaislus tuos, kuriuos pirkome gyvūnų prekių parduotuvėse, o paskui parodysiu kelis variantus žaislų, kuriuos galima, nebrangiai patiems pasigaminti namuose ir taip pradžiuginti savo augintinę. Pirmasis žaislas pirktas parduotuvėse tai būtų štai toks plasmasinis, kietos plasmasės skanėstų kamuolys. Aš jį pirkau Kikos parduotuvėse. Pradinė jo kaina buvo 11 litų 39 centai. Kadangi aš pataikiau ant akcijos, man atrodo, kad jinai dar šiuo metu turėtų vykti. Jis man kainavo 6 litus 26 centus. Iš tikrųjų, geriausiai mano investuoti 6 litai. Tai yra paprastas plasmasinis kamuolys, tik tai tiek, kad jisai viršuje turi tokią skylutę, į kurią pilasi skanėstai. Aš čia nebūtinai pilu skanėstus, pilu žirnių dribsnius ir pilu iš tikrųjų paprastą sausą maistelį, tą, kurį jinai valgo. Padėjau šitą kamuoliuką pas ją į žaidimo aikštelę pas savo jūrų kiaulytę. Ir jinai iš karto suprato, ką su juo reikia daryti. Ji pradėjo ritinėti, iš jo pradėjo kristi skanėstai. Ir jinai iš tikrųjų, kai viską iš jo iškratė, manęs baisiausiai su riksmais prašė, kad aš pripilčiau tenai dar. Taip kad šitas kamuoliukas pas mus visą laiką turi būti pilnas, nes yra labai mėgstamas ir labai dažnai su juo yra žaidžiama. Tai va, iš tikrųjų labai rekomenduoju. Tikrai, geras pirkinys. Kitas dalykas tai buvo štai tokie ritinėliai. Jie yra plasmasiniai. Man atrodo, kad tai yra kačių žaislas. Jo viduje buvo metaliniai varpeliai. Aš juos išėmiau, nes mano jūrų kiaulytė, nemėgsta skambesio. Jie yra lengvi, gerai ridenasi. Mano jūrų kiaulytė juos nešioja, kelnoja. Iš tikrųjų, jie kainavo turbūt tik tai litas. Neblogas pirkinys, ilgai tarnaus. Siūlau irgi įsigyti. Sekantis dalykas, neseniausiai įsigytas. Štai yra toksai medinis spalvotas kamuolys. Originaliai jisai yra be šieno. Šieną aš pridėjau pati. Jisai yra štai su tokiom skylutėm. Šieną įdėjau dėl to, kad be šieno mano jūrų kiaulytė jį nekreipė dėmesio. Jisai irgi gerai ridenasi, yra skirtas graužimui. Jo kaina yra 12 litų. Aš jį pirkau Kauno senamiestyje veterinarijos vaistinėje. Ką galiu pasakyti, šiaip kokybė nebloga, jis yra pakankamai tvirtas, bet kaip ir minėjau, jeigu ne mano namų gamybos šienas, mano kiaulytė juo iš tikrųjų, nelabai domėjosi. Ir ką, beliko parodyti kelis variantus žaislų, kuriuos galima pasigaminti nebrangiai namuose. Absoliučiai nemokamai, ką galima padaryti, tai parsinešti namo konkorėžių. Tik reikia žiūrėti, kad jie būtų švarūs, nesudrėkę, nesupelyję, nesakuoti. Juos gerai išplauti namo parsinešus, ir galima duoti savo jūrų kiaulytei, ar nešiotis, ar ridenti, ar biški, kad ir pagraušinai, nieko negero jai neatsitiks. Ir sekantis dalykas tai yra tiesiog pagaliukas. Pas mane čia yra vyšnios pagaliukas. Siūlyčiau neduoti sakingų medžių šakelių, nes kiaulytei sakai, nėra sveika. Tai va, labai gerai galąsti dantukus, tikrai nieko nekainuoja ir, tikrai natūralus dalykas be jokių dažų, be jokios chemijos. Sekantis dalykas, kurį jau reikia gamintis, bet jo gamyba yra nesudėtinga, tai yra tualetinio popieriaus ritinėlis, į kurį yra pridėta šieno. Galima tarp šieno įdėti ir skanėstų į vidų ir tiesiog užlenkti kampai, kad jūrų kiaulytei truputėlį būtų sudėtingiau tą šieną išsitraukti.
kad reiktų truputėlį, pagraužti, pasukti galvą, ką čia dabar padaryti, kad skanų kąsnelį išsitraukti. Tai va. Sekantis dalykas, tai yra taip pat tualetinio popieriaus ritinėlis, į kurį tiesiog, prikišta šieno. Mano jūrų kiaulytė geriau eina valgyti šieną iš štai tokio ritinėlio, negu kad paprastai šienas yra padėtas. Tai va, ritinėlio pačio jinai negraužia, išsitraukia tik tai šieną ir jį suvalgo. Sekantis dalykas tai yra štai tokį esu padariusi šieno, nežinau, kašutę, šulinėlį. Mano jūrų kiaulytė irgi mėgsta. Pridedu čia šienelio ir jinai jį traukia po truputėlį ir valgo. Paprasta pasidaryti kažkokią tokią kašutę, bet va, vis kiauliukui įdomiau valgyti šieną. Sekantis dalykas tai yra štai toksai kartoninis kamuolys. Jame aš esu pridėjusi skanėstų. Jį galima padaryti didesniais tarpais, tai jisai tarnaus taip pat kaip ir mano prieš tai minėtas plastmasinis kamuolys iš parduotuvės. O jį pagaminti labai paprasta. Reikia tiesiog paimti arba tualetinio popieriaus ritinėlį, arba nuo popierinių rankšluosčių ritinėlį. Jį truputėlį paspausti, pasiimti žirkles, susikarpyti visą tą ritinėlį, paimti tuos žiedelius, patiesinti ir verti vieną per kitą. Ir verti tol ir tiek, kol pasidarys kamuoliukas, kokio jūs norite. Skanėstus galima dėti į vidų, galima nedėti, galima dėti šieną, galima paprastai jį palikti. Tai va, toks irgi, nesudėtingas, bet linksmas daiktas. Sekantis dalykas tai būtų štai tokia girlianda. Tai yra tualetinio popieriaus ritinėliai su konkorėžiais. Būtinai nepamirškit pasidaryti viršuje kilputės, už kurios galėtumėt pakabinti šitą girliandą. Į vidų čia galima prikišti šieno, žolės ar kažkokių daržovių ir kiauliukai galės traukti iš čia. Būtinai reikia natūralaus kokio nors siūlo, lininio. Ta prasme, kad nebūtų kažkoks tai dažytas, kad jeigu kiaulytė jo pagrauš, kad jai nieko blogo neatsitiktų. Tai va, irgi labai paprastas dalykas. Pradurti skylutes, praverti siūlą ir žaislas padarytas. Sekantis dalykas tai yra štai toksai maišelis šieno. Nežinau, ar tai būtų galima priskirti prie žaislų, bet pas mane šienas gulėdavo narvelyje paprastai, palaidas, bet jį kiaulytė ištampydavo po visą narvelį. Man būdavo, pakankamai sudėtinga susitvarkyti kasdien tą šieną iš visur išrankioti. O va dabar, kai pasisiuvau šitą maišiuką, tai ir kiaulytė įdomu, jinai, kuičiasi į šitas skylutes, ieško to šienelio kokio nors skanesnio ir bando jį ištraukti. Kadangi aš jį esu pastačiusi prie jos namelio, jinai užlipa ant namelio stogelio ir šieną gali traukti taip pat ir valgyti iš viršaus. Tai va, toksai irgi visiškai nebrangus, lengvai ir greitai pagaminamas daiktas. Sekantis dalykas tai yra kardono 2 lapai. Jie yra suklijuoti pas mane lipnia juostele, nes aš žinau, kad mano kiauliukė negraužia ten, kur yra lipni juostelė. Ir jinai to labiau, kad, nepasieks čia. Tai galima padaryti tokį pasislėpimą, galima jos padaryti kelis, labai paprasta, pigu ir greita. Iš tikrųjų pas mus yra tokie turbūt 4. Pastatyti vienas šalia kito, ilgą juostą. Ir mano kiaulytė labai mėgsta lakstyti pro juos. Tai va. Sekantis dalykas tai yra popierinis maišelis. Aš dėja turiu
su užrašais iš vaistinės. Aš jo neduosiu savo kiaulytei, tiesiog kaip pavyzdžiui parodyti paėmiau. Šiuo metu neturiu paprasto kardoninio maišelio, todėl naudoju šitą. Taigi, paėmame maišelį, paimame šieno. Šieną sudedame į maišelio vidų. Galima pridėti ir skanėstų. Pridedame šienelio tiek, kiek mums norisi. Paėmame galą, jį užvyniojame. Galime pasiimti žirkles, kai kur truputėlį įkirpti, padaryti skylutes, kad mūsų kiauliukai pamatytų, kas yra viduje ir pradėtų graužti. Tai va, toks irgi paprastas daiktas, bet girdėjau, kad bent jau užsienį, tai tokius net pardavinėja parduotuvėse. O vagi, kaip, nesudėtinga yra pasidaryti namuose. Sekantis dalykas, tai yra štai toksai mano pagamintas tramplynas. Čia yra vidinė kartono pusė, šerdis, nežinau kaip paaiškinti, kai būna kartonas ir tas porėtas vidus, tai aš vieną sluoksnį kartono nuplėšiau ir palikau šitą porėtą viršų, padariau angą pralysti, prikimšau šieno ir padariau štai tokį pasilipėjimui kalniuką. Iš tikrųjų, aš visur naudoju lipnią juostelę, bet jeigu jūsų kiaulytė graužia viską iš eilės, to daryti tikrai nepatariu, nes lipni juostelė kiaulytei tikrai nėra vitaminas. Girdėjau užsienyje, kad žmonės darosi klijus iš miltų ir vandens. Pati dar nebandžiau, bet sakiau, reiks išbandyti. Taigi pabandykit suklijuoti su tokiais klijais. Tai va, irgi nesunkus, nebrangus daiktas iš kartono. Tikiuosi, kad jums šis filmukas apie žaislus jūrų kiaulytėms buvo naudingas, kad kažką sužinojote naujo, kad sužinojote galbūt naują žaislą, kurį galima pasigaminti nebrangiai namuose, savo rankomis, nesudėtingai ir greitai, kad pradžiuginti savo augintinį. Laukiu jūsų komentarų, kokius žaislus jūs bandėte pasigaminti namuose, kokius žaislus mėgsta jūsų jūrų kiaulytė, gal kažkokių nemėgsta, kažkokiais nesidomi. Parašykit, kas patiko filmuke, gal turit kažkokių tai prašymų, kokią temą nufilmuoti filmuką, kviečiu prenumeruoti mano filmukus, spausti patinka ir iki malonių susižiūrėjimų.